Ir šios dienos tema yra mūsų, štai jeigu mes pamatytume anonsą, jeigu galima trumpam mano monitorių, kiek ilgai toleruosime gėjus apsišaukėlius, kompromituojančius normalius gėjus. Va tokia pagrindinė, viena iš pagrindinių temų šiandien. Pradėsim nuo ko? Pradėsim nuo to, kad, to aš susirasiu tą paveiksliuką, štai, valstybinis transliuotojas paskelbė štai tokią publikaciją, kuri vadinasi taip, Raskevičius apie tai, ar Vilnius pasiruošęs turėti merą gėjų. Mane išrinkus, sako Raskevičius, ir BBC ir CNN parašys nemokamai, sako Raskevičius. Jisai va tai va sako, tas Raskevičius, va čia yra ta publikacija. Dar, čia, čia šalia įdėjau specialiai valstybinio transliuotojo šitą Delfi veidą. Vat sako, mane išrinkus ir BBC ir CNN parašys nemokamai. Sako Raskevičius. Ir kaip tu žinai, jisai prisistato profesionalių gėjumi. Ne, prisistato profesionalių gėjumi. Aš pagalvojau, mes čia persimetėm vakar ar kada su Eduardu Vaitkum, nes jis man tą žinutę atsiuntė. Aš pagalvojau, iš tikrųjų, ir Eduardas su tuo nesiginčia, ar net jis tai pasakė, o kas jei būtų zoofilas, tai parašytų ne tik BBC, CNN, bet ir Al Jazeera. Apie pandemiją daugiau kalbėsime mažorinę, o ne minorinę natą.